Nu ką, gerbėjai, pasiruošę esat pamatyti, jeigu dar nematė, išgirsti, ko dar negirdėjo, tuomet jūsų paslaugoms radio stotis Geras FM. Taip, gerbėjai, kiekvieną darbo dieną robotai auksaburniai, Nerijus Nergaudas Pečiūra ir Gytis von Balčiūnas pasaulio čempionas. Taip, gerbėjai, kasdieną mes darome vis kokį nors rekordą. Ir štai šiandieną taip pat ruošiamės atlikti dar vieną radio rekordą. Gerbėjai, rekordų būna įvairiausių, būna tengi galiūnų varžybos, būna skaitymo varžybos, būna netgi valgymo ar tylėjimo varžybos, bet šitose varžybose aš pralošiau, žinokit, pralošiau. Tai va, šiandieną mes su Nergaudu sugalvojom, kad reikėtų atlikti dar vieną pasaulio rekordą. Tai yra stovėjimą ant galvos ir arbatos gerimo per tam tikrą laiką gurkšneliais nedideliais, skupais, suvalkietiškais mano gimtaisiais gurkšneliais. Štai turiu rankoje puodelį arbatos. Gerbimieji, beje, visą tą dalyką galite ne tik girdėti, ne tik stebėti ausimis, bet ir savo akimis, kadangi mūsų nuostabiame radio stoties Geras FM puslapyje www.gerasfm.lt yra video transliacija, gerbimieji, viskas yra rodoma tiesiogiai. Tai dabar suskupkite įsijungti savo kompiuteriuose mano nurodytą gerasfm.lt puslapį ir stebėkite, kaip aš dabar sieksiu rekordo. Nu ką, Nergaudai, tu pabūsi, tu kadangi esi komentavimo... Sporto varžybų komentatorius, pasaulinio rekordo komentatorius. Radio rekordo komentatorius, taip. Nu ką, jamam taip, arbatos puodelis yra toks oranžinės spalvos, mūsų radio stotis irgi taip pat yra, reiškės, turinti oranžinį logotipą. Ir gerbėmėjai, čia yra citrinukė. Rankas ploviau, klausyk, aš neplovau, nes citriną ištraukiu dabar iš puodelės. Taip, ir ten yra imbieras, natūrali lietuviška imbiero šaknis auganti, bet kuriame vazoninėme šiltnamyje. Patiekale. Ir dabar ką, aš keliauju prie mūsų nuostabiosios kolonos, prie kurios dažniausiai yra atliekami įvairūs rekordai. Ai, tiesa, Nergaudai, tau reikėtų dabar jungti laikmatį, ar ne? O tu įjung čia tam kompiuterį savo laikmatį ir aš tada kažką, per kiek čia laiko darysim. Nu ką, skaičiuosim, kiek tų gurkšnelių išgersi per tam tikrą 15 sekundžių laikotarpį, taip? Jo. Aš bandysiu atsistoti ant galvos. Kadangi tu stovėsi ant galvos, tai siūlau daugiau 20 sekundžių to nedaryti. Nes man gali šlapimas sutekėt gali viskas į galvą. Šlapimas gali sutekėti. Arba atvirkščiai, išgaruot, žinai. Klausyk, tai gerai, tai va, čia paspausi start ir rėksi, kad užtenka. Taip, susitarkime dėl tavo šitą sąlygų rekordo. Nu, 20 ar užteks 15 sekundžių? Gal 15? Nu, aš tai aišku skaičiau 20, bet gal 15, žinok. Šiaip ir 8 kokių užtektų. Tada 10. Ne, 10 yra, mano sūnus per 10 sekundžių, supranti, sugeba nubėgti į kioskelį ir išprašyti šitą butelį tepalo. Nu gerai, tada 15 sekundžių ir užteks. Nu gerai. Nu tai aš komentuoju. Taip, ponios ir ponai, Gytautas von Balčiūnas, pasaulio čempionas įvairiose srityse, po kelių sekundžių stosis ant galvos. Kai jis atsistos ant galvos, tai tada aš paspausiu laikmatį su startu. Gytis Balčiūnas nusiauna savo švelnius antilopės apatinius batus, antilopės kailio batai ir matuojasi su jais tuos batus, ar jie tinka prie jo galvos. Nes jisai stosis ant galvos, jisai matuosis galvą prie batų. Aha. Reiškia, asistentas, pasaulio čempiono asistentas, Girdis Arbata čempioną. Ponios ir ponai, rekordo siekimas prasideda. Gytis Balčiūnas stojasi ant galvos į savo batus. Štai, stovi. Taip. Dar ne. Taip, eina. Laikas eina. 3 sekundės, 4, 5 sekundės, 1 gurkšnelis, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Viskas! Rekordas pasiektas! Per 15 sekundžių išgėrė 5 gurkšnelius arbatos, taip su imbieru. Gerai. Čempiono veidas kiek paraudęs, tačiau visi laimingi, kad jis liko gyvas. Ačiū, groja muzika, čempioną reikia dabar paguldyti trumpam pailsėti. Radio stotis Geras FM 101,9.